Sveiki visi! Labą dieną. Būtų smagu, jeigu mus girdite, kad pamojuotumėt mums rankomis, kad žinotumėm, jog mes girdimi. O, atrodo. Taip, Utena, girdit mus? Šaunu, Gelgaudiškio biblioteka, Pasvalys, pamojuokit mums. Ar girdit? Vaikai. Turim ir rankučių ženklus. Labai gerai, ačiū. Tai šiandien sveikinamės iš Vilniaus su jumis, iš Nacionalinės bibliotekos ir dirbtuvių pats savo. Aš esu Donatas. Aš esu Olena. Taip. Olena, pas mus yra gyvas įrodymas, kad galima išmokti lietuvių kalbą. Ir nėra jinai tokia sunki. Taip? Taip. Olena atvyko pas mus iš Ukrainos ir jau, žiūrėkit, ima ir veda edukacijas. Tai pasimojojam ir po truputėlį pradėsim, ar ne? Olena, tu jau buvai prie jūros šiais metais? Tai buvau prie jūros ir Palangoje buvau. Ir ten pajūryje surinkau akmenukų, ieškau gintaro akmenukų. Žiūrėk, kažką yra, bet nežinau, ar tarp jų yra tikrų. Pagal mane tai nėra. Gintaro. Nėra? Skamba, kad čia nėra gintaras. Bet pakabuką talismaną, žiūrėk, su tikru gintaru nusipirkau. O, tai šiandieną ir mūsų edukacija vadinsis talismanas. Taip. Šviečiantis talismanas, bet elektros grandinė dar pridėta prie jos. Tai įdomu, kaip mes pasidarysime tą šviečiantį talismaną. Bet anksčiau žmonės iš ko darydavo talismanus? O, iš ko? Iš gintaro. Tikrai, nes Lietuvėje daug gintarų, taip? Taip, Lietuvoje išplauna šitą į jūros pakrantę labai daug gintaro. Kas esat vaikščioję pajūriu ir bandė rinkti gintarą? Pakelkite rankas. Aš irgi esu bandęs. O yra tokių, kurie rado? Sunkiai. Ne, yra. Šaunu. Sako, kad reikia ieškoti po audros. A kas turi kažkokią papuošalą? Gintarinį papuošalą. Pakelkite rankas. Aš turiu. Ir aš turiu. Daug. Taip. Labai madinga yra šitą. Žmonės tiki, kad gintaras iš tikrųjų turi labai visokiausių magiškų galių. Ir gali, pavyzdžiui, gali padėti nuo slogos. Tai vaikam, mažiem vaikam ir dideliem vaikam šitą mėgsta kabinti gintarinius karolius. Kai kas galvoja, kad nuo piktos akies gintaras gali apsaugoti. Tai tų gintarų tikrai iš tikrųjų Lietuvoje yra daug. Ir mes netgi turim specialų muziejų tam Palangoje. Jeigu busit Palangoje, užeikite, yra Palangos gintaro muziejus, kuris turi bene kokį 30 000 gabalų. Man atrodo, gintaro, nuo didžiausių iki mažiausių, nuo tokių, kuriuose yra pridėta įklimpę visokiausių, pavyzdžiui, vabzdžių arba augalų dalelių. Tai vadinasi inkliuzais. Taip. Ir pasak legendas, gintaras vadinamas dievas Jūratės ašaromis. Jūratė verkė dėl uždraustos meilės žvejui. Ir šitą legendą vadinasi apie Jūratę ir Kastytį. Taip. Vaikai, kai turėsite laisvą laiką, būtinai perskaitykite jam. Jo, nedidelė jinai yra, tenai vasarą tikrai nesutrukdys jums. Taip, tai kogi iš tikrųjų tas gintaras galėtų būti susijęs su elektra. Ar turit kas nors minčių? Gerai, mes tada pabandysim papasakoti apie tai. Taip, mes turim iš kur, mes iš Graikijos, man atrodo, kažką jie ten sužinojo apie gintaro akmuo. Jeigu patrinti, taip, ką tada bus? Jeigu patrini į audeklą arba į kailį kokį nors gintaro gabalėlį, tai jo paviršiuje aktyvuojasi tokie elektronai, susidaro statinis krūvis ir jisai netgi gali pritraukti mažus daiktus. Tai mes tą šiandieną dabar ir pabandysime padaryti. Eksperimentą. Tai bus eksperimentas. Svarbu žinoti, kad naudosime papūgėlės plunksnas ir žinoti tai, kad nei viena papūgėlė nenukentėjo. Taip, mano draugė turi 2 papūgas ir jie mielai atidavė mums edukaciją savo plunksnius. Va čia, žiūrėkite. Plunksnas, pasižiūrim. Taip, kokį gražiai. Va. Mažų gražių plunksnelių, o aš va štai gavau. Iš kur gavai? Taip, man močiutė yra palikusi štai tokius 2 gabalus gintaro, kuriuos mes ir naudosime šiandieną šitam eksperimentui.
Tai kadangi reikia kailio... O mes ant stalo neturim kailio, ką daryti? Ką daryti? Aš tai turiu kailio, kiekvienas žmogus kažkiek tai to kailio turi. Bandysime trinti į galvą, į plaukus tiksliau. Trinti ir žiūrėti, ar pavyks mums įelektrinti taip gintarą, kad jisai pakeltų plunksnelę, kad atsirastų tas statinis krūvis ir įvyktų. Prieš tai voliojausi ant kilimo, kad tas statinis krūvis pas mane būtų geresnis, bandom žiūrėti. Taip, ir tada kamera, taip. Ir... Nu, ar pavyks mums eksperimentas? Olena, tu bandysi pirmą? Taip, pabandysiu, kažkaip man tau nelabai nepavyksta. sekasi. Aš bandau. Nepavyksta. Vadinasi, mūsų kailiai neveikia. Imsim kailį tada avies kailis. Aha. Trinam į avies kailį. O dabar tikrai turi pavykti. Dabar tikrai turėtų pavykti. Ir aš noriu. Tu nori? Taip. Gal mes čia vienas kito. Taip. Jeigu patys turite namuose mažą gabalėlį gintaro ar didesnį gabalėlį gintaro, pabandykite ir patys tai padaryti. Bandom dar kartą. Neveikia. Bet ką tik reikia? Gerai. Mes norim jums parodyti. Tuoj. Trink labiau, Olena. Gerai. Ne. Tai vadinasi, ir jūs turėsite tokį eksperimentą patys namuose padaryti ir mums pranešti, ar jums pavyko. Pabandome tai padaryti dar kartą. Tai. Gerai, dar. Jau čia. Čia jau paskutinį kartą. Paskutinis bandymas, jeigu nepavyko, tai vadinasi, pavyksta tik tai graikams arba jums pavyks. Tai pabandom pažiūrėti. Buvo, beveik pagėlė beveik. Tu bandyk. Tik tai pašiaušia šiek tiek ir viskas. Gerai. Ką padarysi? Eksperimentas šį kartą nepavyko. Būna ir tokių eksperimentų, kurie nepavyksta, net ir su papildomom priemonėm. Nieko nepadarysi. Taip, niekam, mes galim truputį papasakoti. Tai jūs tada išbandykite šitą eksperimentą. Tai esmė yra tokia, elektronas paviršiuje, jie tada pritraukia pakankamai lengvus šitos daiktelius. Taip, graikai vadina gintarą elektronų, išvertų iš graikų kalbos reiškia šviesus akmuo ar tai, kas traukia. Ir elektronai, o po to iš šitam žodžių elektronų buvo sukurta terminas elektra. Elektronų čia mažos nematomas dalelės, kuris egzistuoja visame pasaulyje. Ir kada elektronai juda, jie perduoda energiją iš vieną tašką į kitą tašką. Ir tai, jeigu pakeliui yra kažkas, kas gali atlikti darbą, jisai pradeda šviesti ar kuo kitaip veikti. Taigi, ačiū papugėlėm, kurios mums davė plunksnų, bet mums nepavyko eksperimentas. Ir judami elektronai sukūrė ką? Elektros srovę. Ir tam, kad jinai šitai atliktų kažkokį tai darbą, tai turi daiktai, elektriniai elementai sujungti tarpusavėje laidais turėtų būti tam, kad elektronai galėtų judėti iš minusinio poliaus baterijos į pliusinį. Tai bent jau sakoma. Ir tada jie praeidami, pavyzdžiui, pro lemputę, jie tada ją uždega, pakaitina siūlelį, jinai šviečia, ar ne? Turime, jeigu mato, dar tokį daiktą kaip jungiklis. Tai jungiklis yra tas, kuris nutraukia elektros energiją, nes atjungia du laidus. Bet apie kiekvieną elementą mes papasakosim dar vėliau, nes pagrindinis dalykas tai yra elektros grandinė yra, kurią matote dešinėme ekrano kampe, o yra ir elektrinė schema. Tai tas apskritimas su kryžiuku yra lemputė šiuo atveju, pagaliukas, kuris prijungia laidą, yra jungiklis ir baterija su pliusiniu minusiniu polium yra apačioje, schemos apačioje. Taip, ir dar šitie linijas judė čia ką? Čia laidai, kurie jungia tam tikrus elementus tarpusavėje. Tai pasižiūrėkit į dešinėje pusėje esančią schemą ir kairėje ir manau, kad suprasite, kas reiškia. Taip. Kiekvienas elektros prietaisas turi savo elektros schemą. Elektros schema tarsi srovės žemėlapis. Jie rodo, kaip ir ką turi būti sujungti visi dalis, kad šitas prietaisas veiktų. Tai ta elektrinė schema, elektrikai naudoja, ar žmonės tie, kurie nusimano elektros priemonėse, naudoja tam, kad galėtų pataisyti daiktus. Žino, kur koks elementas turi stovėti, kokia kryptim jisai stovėti ir pagal tai gali juos
pataisyti. Ir visos elektros grandinės elementai nubražytas su paprastu būdu, taip? Paprastu. Simbolais. Taip, simboliais tam tikrais pažymėtai, universaliais simboliais, tai reiškia, kad kiekvienas galėtų žinoti ir suprasti, kad tas simbolis tiek lietuvių kalba, tiek anglų kalba, tiek bet kokia kita kalba bus lygiai tas pats. Reikš tą patį, todėl žmonės žinos, ką reikia panaudoti. Ar lemputę panaudoti, ar bateriją toj vietoje, ar kažkokį tai jungiklį, ar ne? Kai gyvenau Ukrainoje, aš dirbau Zaporižės transformatorinių gamykloje ir ten aš kuriau taip pat ir elektros schemas. Ir kartais šita elektros schema buvo tokia didelė A1 formatą. Ir ne tik vienas lapas, o bent 5 A1 formatas, čia reiškia kiek A4 paprastų lapų? Berods 8 lapai tokie, jeigu 10, tai 80 tokių lapų, ant kurių yra pažymėta schema. Tai įsivaizduokit, kaip reikia susigaudyti, kur ten kas yra. Mūsų schemoje yra tik tai 4 elementai. Tai yra baterija, ledas, šviečiantis diodas ir jungiklis. Ir dar, laidai. Tai va. O kas tokia LED? Ledas, tai šitą, ką mes šiandieną vietoj lemputės naudosim, greičiausiai turite ant savo šitą stalų jau padėtas, tai yra ledas vadinamas, arba lietuviškai šviesos diodas. Ledas angliškai reikštų Light Emission Diode, tai reiškia tas diodas, kuris ir spinduliuoja šviesą. Tai mes va tokių visokiausių jų jums pateikėme, tai dabar yra gera proga susirasti diodą. Tokį, ar tai bus jisai mėlynas, ar baltas, ar žalias, kokį ten turėsit, ir išsipakuoti bateriją. Taip. O dar papasakok apie diodą. Aš matau, kad čia yra ir ilga koja, ir trumpa. Taip, tai va čia geras pavyzdėlis yra ekrane. Tai yra diodas visą laiką turi vieną trumpesnį ir vieną ilgesnę koją. Tai ilgesnė koja visą laiką bus pliusinė koja. Tai svarbu yra, nes pliusą reikia jungti su pliusu elektrinėse schemose, o trumpesnė koja bus minusinė. O dabar, taip, aš išardysiu šitą bateriją su žirklėmis, padėsiu draugui. Taip, ir jūs irgi išsipakuokite dabar baterijas, susirinkite kiekvienas po šitą ledą, po šviesos diodą ir mes pabandysime juos pradžiai sujungti, pasižiūrėti, ar jie veikia ar neveikia. Manau, kad šitas eksperimentas mums turėtų pavykti. Ne tai kažkas gintarai. Gintaru, taip. Taip. Taip, štai tai turim. Mes norėtumėm, kad jūs kol kas išsipakuotikite baterijas, o mes pasižvalgysime po kitas bibliotekas, kaip jums sekasi. Tie, kurie esate išsijungę kameras, pamojuokit, kai pamatysite save ekrane, kad žinotumėm, kad jūs, mato ekrane. Labas. Kas dar? Alytaus miestos viešoji biblioteka. Pamojuojam. Taip, mojuoja. Utenos visą laiką matom, kas dar kameras pas mus įsijungia. Ačiū, kad mojuojat, smagumėlis jūs matyti visus. Neužmirškit, kad turi tuo metu dar ir šitą išsipakuoti bateriją, išsilupti iš įpakavimo ir diodą susirasti. Taip. Po vieną diodą kiekvienam vaikui. Ir po vieną bateriją. Po vieną bateriją. Gerai. Tai tada grįžtam. Mes jau išpakavome baterijas. Išpakavom baterijas. Tau vieną. Man vieną bateriją. Ir galim parodyti, taip? Taip. Čia yra kažkokie užrašai ant baterijos. Ant baterijos yra užrašai ir vienoje pusėje turit susirasti pliusą. O čia, taip? Tai čia yra baterija ir joje yra ant jos vienos pusės yra parašytas pliusas nurodyta, ar ne? Tai kaip prisimenat, diodas turi 2 kojas, taip, viena koja yra ilgesnė, kita trumpesnė. Tai ilgesnė koja turi prisiglausti prie paviršiaus, kuris pažymėtas pliusu, o kita prisiglausti prie kito paviršiaus. Ir štai turime šviečiantį diodą. Ar jums visiems pavyksta? Pavyksta. O man? Jeigu sumaišot kojas, pabandykite apversti. Galbūt tada pavyks. Man atrodo, kad aš sumaišau kojas. Sumaišiai kojas. Tai ilgoji yra pliusas, trumpoji yra minusas. Gerai, apsikeisiu. Ir tada... veikia taip. Veikia. Raudonai veikia, Olenai. O man veikia žaliai. Gal kažkam kitaip. Dar mėlynai veikia. Ar visiems veikia? Ar visi turit baterijų? Pakelkite rankas, kam veikia.
Pavyksta sujungti. Pavyksta. Dar reikia kažkiek tai išsipakuoti baterijas. Jos ten sunkiau išsikarpo, tai turbūt reikės šiek tiek luktelti. Matau ant stalų utenoje jau šviečia diodai pas kai kuriuos. O, matau ir mėlyną švieselę. Mėlyną. Geras. O mes dar turim, davai parodysim, paka vaikai išpakavo bateriją, mes turim dar va tokią, keičia spalvas. Kartais diodai būna tokie, kurie gali keisti spalvas. O ne, šitas baltas baltas. yra. Pažiūrėk, va ten yra. Šitas. Taip. O. Pavyzdžiui, diodas, kuris keičia spalvas. Mirksta, taip. Mirksi ir keičia spalvas. Aha. Taip, tai ko mes pasakosim toliau šiek tiek, tai jūs tada išsipakuokite diodus ir pabandykite su jais pašvietalioti, išsiaiškinti, kaip, kur koja, kokia koja turėtų būti prie ko jungtis. Taip, tai diodai, atkreipiam dėmesį, čia virš mūsų, o čia naivat, yra parodyta schemoje, kaip yra pažymėtas šviesos diodas. Tai jisai turi pliusą, pliusiuką turi, o čia šitoj pusėje. Čia pliusiukas, kaip matote, yra, tai reiškia, tai yra pliusinė koja, diodo pliusinė koja. Tos strėlytės reiškia, kad šviečia, o tas trikampėlis rodo, į kurią pusę praeis elektra. Taip. Ir tų diodų, kaip matote, būna įvairiausių. Žiūrėkit, tų yra ir su 4 kojom. Yra ir tokių, kurie naudojami šitą paplokšti, tokie kaip saulutės, yra jie naudojami žibintuvėlėse. Ir netgi ir labai galingose žibintuose, kurie šviečia. Tai yra ledai, būtent šviesos diodai. Mes dirbtuvėse taip pat turim vieną tokią žibintuvėlę. Ir įsimenam taip, kad diodas turi kryptį, tai reiškia, jis praleidžia elektrą tik iš pliuso į minusą, tai reiškia, turėtų tik į vieną pusę. Taip, tas pats diodas ir jisai naudojamas iš tikrųjų labai įvairiuose dalykuose. Namuose tikrai rasite apšvietimo lempų, kuriuose būtų diodai, ar ne? Mašino žibintai dabar šiais laikais tikrai būna diodai įdėti, kad šviestų, šviesiau šviestų. Netgi laikraščiuose, laikrodžiuose, įvairiuose pulteliuose irgi galima surasti tų įvairiausių diodų, tiek visų įvairiausių spalvų. Taip, dar vienas mūsų schemos elementas, apie kurį kalbėjom ir kurią jūs turite tokią paplokščią kaip sagą, tai yra energijos šaltinis. Energijos šaltinis, ir tai yra baterija. Tų baterijų tikriausiai žinot, kad būna kuo įvairiausių, ar ne? Taip, ir dar yra tie baterijas, kurie vadinasi akumuliatoriai, taip, ir galima pakrauti. Taip, būna pakraunami. Jeigu norit mažiau teršti gamtą, tai tada naudojat pakraunamus elementus, kad jie ilgiau tarnautų ir daug mažiau medžiagų būtų sunaudojama. Taip, matau, šitą mokotės, kaip reikia atkirpti baterijas, tai taip iš tikrųjų jos yra padarytos taip, kad vaikai sunkiai jas išsikrapštytų ir nenurytų, tai tikrai nebandykite to daryti. Kažkas bando įtrinti galvą, kad pasigamintų elektra. Bet man atrodo, su diodu šitą neveiks. Aš pabandysiu. Ne, nešveičia. Taip. Tada mums visose schemose yra reikalingi yra laidai, kad susijungtų. Mūsų atveju laidais bus diodo kojelės tos. O taip, įvairiais laidais yra ir dideliai, ir susiję iš daug laidų, taip, tokie. Taip, supinti ir monolitiniai laidai, ir daugiagysliai. Tai jungiklis. Tai tas daiktas, kuris atjungia, kaip ir sakėme, kad schema veiktų, jie turi visa būti sujungta laidais ir vienas elementas turi būti prijungtas prie kito, tai bent jau baterija laidais prijungta prie diodo. Bet tam, kad galėtumėm išjungti ir įjungti schemą, mums reikia paimti ir įdėti jungiklį. Nes jeigu mes neturėsim jungiklio ir visą laiką schema būtų sujungta, tai jinai visą laiką ir veiks. Kaip dabar, pavyzdžiui, jūs paėmėt, uždėjot ledas uždėtas ant baterijos ir jis turėtų visą laiką šviesti. Tai jeigu mes nepadarysime jam kokio nors jungiklio, tai jis visą laiką ir švies. Tada, ką mes šiandien darysim kažkokį jungiklį? Darysim jungiklį, po to parodysim, kaip jį padaryti. Jis bus paprastas labai. Paprastas jungiklis. Taip, mes šitą padarysim mechaninį jungiklį. Tai tie jungikliai būna ir mygtukai, pavyzdžiui, paspaudyk ir skambutį paspaudyti. Dzin! Ir tada atleidai, jisai nebeveikia, tai tada schema nesusijungia ir jinai neveikia.
Lygiai taip pat jungikliai yra tie, kur namuose šviesą įjungti. Paspaudai įsijungia, nebereikia šviesos, paspaudai, kad išsijungtų, ar ne? Turime ir slankiojančius tokius jungiklius, kurie paslenkia, vat kaip ten tas šitą, va čia nais, vat jūs. Beveik va tenai, va. Čia tai yra lempa, kurią galima paspaudus, galima šitą aktyvuoti mygtuką. Bet galima ir slankiojantį jungiklį tokį padaryti. Taip, tikrai jūsų patalpoje dabar jūs turite daug jungiklių. Man atrodo, mes bent 10 tikrai turim. Surastumėm tikrai ant įvairiausių elementų, įrangos, ant siuvimo mašinos, mikrofono, visur yra jungiklis. Taip. Tikiu, kad jau daugumą pabandėte eksperimentą ir sujungėte bateriją su ledu. Jeigu nepavyksta, apsukat ir po šitą ir sumainote kojas. Taip. Ir pamajuokite, kas jau padarė eksperimentą Kam? ir žino, kam pavyko. Kam pavyko? Nu, Nepavyko? nepavyko. O kodėl? Tai mačiau, kad pas patį dėdį. Taip, Pavyko. gerai. Taip, žiūrėjome toliau, tai bus dabar tokia užduotis. Atidumo užduotis, rodėme jums įvairias schemas, tos schemos yra labai paprastos. Tiesa, jeigu norit kažką klausti, tai klauskit pas mus, galite parašyti mums čiate, linkėjimai iš Švenčionių vaikų literatūros skyriaus. Ačiū labai. Ir jums linkėjimas. Jeigu kažkas nepavyksta, parašykite, mums irgi bus labai įdomu išgirsti, kas galbūt nepavyko. Tai dabar atkreipkite dėmesį į ekraną, jeigu turit galimybę. Pažiūrėkite truputį, jeigu jūsų rankas atsipalaiduoja, pažiūrėkite į ekraną. Mes nematome jūsų akių. Dabar labai svarbi užduotis. Svarbi užduotis, atidumo užduotis. Taip. Turėsite pasitarti ir pasakyti, kuri elektros grandinė suveiks, kuri nesuveiks. Tai pabandykite pažiūrėti, kokie jūsų yra, prisiminti, ką mes pasakojame apie grandinės. Tai visų pirma, grandinė turi būti, visi elementai turi sujungti būti tarpusavyje, ar ne? Taip, čia pirmas taisyklės. Pirma taisyklė. Antra taisyklė turi visą laiką būti pliusas jungiamas su pliusu, minusas su minusu, jeigu tai yra tam tikri elementai. Tai pliusinę diodo koją jungiame prie pliuso, minusinę koją prie minuso. Dabar galim žiūrėti užduotį, taip? Taip, ir kokia dar užduotis dar? Kokia dar? Taip, iš principo šitos dvi tokios. Taip. Tai ar ši elektros grandinė suveiks? Schema. Žiūrėkite, kaip jūs manote. Schema A, reikės mums po to paprašyti, kad parodytumėt. Įrašytumėt į čiatą, nuspręstumėt, kuri čia šita, kuri veikianti. Ar šita veikia? Primenam, kad visi laidai turi būti sujungti ir pliusas atitikti pliusą, minusas jungtis prie minuso. Gerai. Kuri elektros grandinė suveiks? Eglė, to pavyktų? Taip. Ar šita elektros grandinė veikia? Pliusas turi būti prie pliuso. Minusas prie minuso. Ir visi laidai turėtų būti sujungti. Ar šita elektros grandinė yra teisingai, ar jinai suveiks? Tai parašykite mums į čiatą, ar šitą į pokalbių langą, ar šita elektros grandinė jums suveiks. Linkėjimai Pasvalio bibliotekai. Neveiks, sako. Gerai, šita neveiks. O kokia veiks? O pabandom tada pasižiūrėti. Neveiks. Ar šita veiks? C. Neveiks. C schema neveiks. O, jūs gerai sugalvojate. Neveiks, taip? Ne, C nesako. C, kaip jūs manote? B. B schema. Ar šita schema suveiks? Ne. Nesuveiks. Tikrai, kodėl? Bet bent viena turi būti, bent viena turėtų suveikti. Taip. O A, ar šita schema suveiks? Ar degs lempelė? Ne. Ne. Tai kuri veiks tada? A kodėl A neveiks, Donatai? A neveiks todėl, kad laidas yra atjungtas, ar ne? Viršuje kampe matom, kad nesusijungia grandinė. Taip. B neveiks, Tikrai. todėl, kad Pliusas
Ne prie pliusą. Vienas pliusas eina prie minuso. Todėl nesuveiks šitą grandinę. Taip. C grandinė. Pliusas susijungia su pliusu per laidą, ar ne? Minusas susijungia su minusu per laidą. Vadinasi, šita elektros grandinė suveiks. Tie, kurie atsakė, kad C teisinga, tai labai gerai parašėt. Ir labai gerai galvojat. O D vėlgi nesuveiks, nes baterijos pliusas yra iš dešinės, o ledo šviesos diodo iš kairės. Todėl nesuveiks. Tai teisingas atsakymas yra C. Taigi, tai dabar jau imsimės darbo ir kursime elektros grandinę šviečiantį talismaną. Tai va tas talismanas mūsų bus va štai toksai pakabinamas ant, pavyzdžiui, kuprinės. Arba ant kaklo. Arba, nežinau, ten, kur jūs sugalvosite, ten prie raktų pakabintas. Taip. Tai galime pradėti gamybą. Pažiūrime, kokių mums reikės daiktų. Tai žirklės greičiausiai turit, skilamušį turit. Apsižvalgykit, jeigu neturit, tai turėkit. Jeigu turit turėti flamasterį arba markerį. Mes turim. Turim pieštuką. Aš taip pat noriu. Turim pieštuką. Ir pieštuką ir markerį. Turime liniuotę. Mums reikės liniuotės. Ar turite? Mes turim. Taip, arba liniuotę, arba labai gerą akį reikės turėti. Ir tada reikės dar putgumės. Ar turit putgumės? Putgumė tai tokia minkšta guma, tai bus minkštas gabalėlis medžiagos. Jums užtenka tokia maža gabalėlė, kurį jūs turite. Taip, skirtingos spalvos, taip, galite naudoti. Štai jisai. Taip. Taip, kiekvienas turi turėti po tokį gabalėlį pradžiai dabar, gerai? Ir dar izoliacinį juostą mums reikia. Taip, o kaip atrodo izoliacinė juosta mūsų? Va, štai jinai, atrodo štai taip. Kaip lipni juosta, bet iš kitokių medžiagų padaryta. Taip, lipni juosta, jinai izoliacija, todėl jinai nepralaidi yra elektrai, jinai izoliuoja, todėl mums ir reikės izoliaciją, ją panaudoti. Taip, taigi, tai šios dalykus turim, dabar ką darysim, svarbus dalykas, dar mes nepaminėjom, kad jums reikia tokio peršviečiamo, štai, plastiko. Gabaliuką. Ir pirmoji užduotis yra jums išsikirpti iš plastiko stačiakampėlį, kuris būtų, trumpoji kraštinė būtų 1 cm ilgio, o ilgoji kraštinė 2 cm ilgio. Mums tikrai reikia liniuotę. Taip, pasiimkite liniuotę ir galite pradėti. Mes tik vieną turim liniuotę. Mes pasidalinsim dvi. Jeigu jūs turite tik vieną, tai visą laiką pasidalinkit su draugu. Ir dar nepamirštame, kad reikia matuoti nuo 0, taip? Va čia ne nuo 1, o nuo 0. Parodysiu iš arčiau. Davai. Dabar. O čia nuo 0. Taip. Ir taip ir matuoju. 2. Nu, puiku. Kiek mums ten reikia? Koks dydis? 2. Ir vienas. Ilgoji kraštinė turėtų būti 2, o trumpoji 1. Taip. Parodysim vaikams, kad mes darom. Mes irgi darom, taip. O kaip geriau daryti, piešti prie kraštą ar per centrą kažkur, kaip tu manai? Aišku, kad prie kraštą. Kodėl? Nu, todėl, kad sutaupysim medžiagos kažkiek tai. Ir man atrodo, tada kitas vaikas gali panaudoti, arba draugas. Taip, galima pasidalinti su draugu. Štai, žiūrėkit. Va, turbūt matysis, aš parodysiu. Va, pasižymėjau štai tokį, nereikėtų gal ne geltoną, o tarkim raudą. Va, pasižymėjau tokį stačiakampėlis, panaudojau kampą jau turimą plastiko ir pasižymėjau 1 cm aukščio ir 2 cm pločio stačiakampėlį, kurį reikia pasižymėti ir išsikirpti. Aš taip pat jau padariau ir galiu iškirpti. O kol kas vaikai piešia ir kerpa, bibliotekininkai gali padaryti nuotraukas. Mums po to bus smagiau pažiūrėti, kaip jūs kūrėte. Kaip jūs kūrėte. Tai turite išsiskirti šiuo metu stačiakampėlį, kaip minėjom. Ar jau esat pasidarėt? Mes jau pasidarėme šitą stačiakampį. Ar spėjat, ar viskas tvarkoje, ar po stačiakampėlį jau turite? Kaip ten? Pasvalys.
Kaip ten su liuksais? Ar taip? Ar taip? Va taip, ar pamajuokite. Taip, ar ne viskas tvarkoje? Spėjom viską? Nu, gerai. Nežinau kitos bibliotekos pavadinimo. Utenos biblioteka, ar spėjat, ar viskas tvarkoje? Ar jūs jau gal pasidarė net? Man atrodo, darė vaikai. Gerai, tai šaunu, kad darė, kol mes kalbėjom. Gerai, tai tada turim dabar jau stačiakampėlį, ar ne? Tokį išsikirpom jį. Visai jo nesimato, nes jisai peršviečiamas. Ką mums dabar reikia pasidaryti? Dabar pažiūrėkim. Taip. Tai ką dabar turit padaryti, tai paimti ir sujungti vėlgi taip, kad tas ledas jums veiktų, ar ne? Šviesos diodas. Sujungkite su baterija, va štai taip, na, kad jisai šviestų, ar ne? Tai prisimenu, kad ilga koja prie pliuso. Taip, o trumpa koja prie minuso. Ta kiekviena koja turi savo pavadinimą. Tai ilgoji koja yra anodas, o trumpoji katodas. Taip, turi šviesti, o kai šviečia, ant tos pusės, kur yra pažymėtas pliusas, ar ne, mes uždedam stačiakampėlį. Taip, kad ilgoji kraštinė žiūrėtų į jūs, ar ne? Čia bus ilgoji kraštinė, čia trumpoji. Čia trumpoji. Taip. Ir ką tada mums? Jeigu netyčia nespėjate, tai visą laiką parašykite mums į chatą, į pokalbių langą, kad mes žinotumėt, kad nespėjate ir mes tada viską trumpiau pasidarytumėm. Ir galime dabar pabandyti pakeliauti po bibliotekas, pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Mūsų kolegė Eglė šiek tiek pajunginės, parodys, kaip kitiems sekasi, jeigu jūs nesiseka. Padarė mums turą po bibliotekas. Kodėl nesiseka? Kačerginės biblioteka, kas nesiseka? Pakelk ranką ir tau padės bibliotekininkai. Visi padės. Nu. Pamajokit mums. Ar nespėjat? O, visi šviečia, jau daug kas pasidarė šviečiančius dalykus. Alytus irgi, matau, kad dirba. Jūs nepergyvenkite, viską mes spėsim, viską pasidarysit. Jeigu ne dabar, tai šiek tiek vėliau pasidarysit. Klausykit, ką mes kalbam ir tikrai pasidarysite. Taip. Žinau, labai daug vaikų yra prisijungę ir kartais sunku yra daryti viską vienu tempu kaip su kitais. Tai jūs galite šiek tiek pagalvoti mums, pavyzdžiui, klausimų, kokiu nors užduoti ar ne, apie elektronus, apie gintarą, apie papasakoti istoriją šitą kaimynui ar kaimyniai, kaip ta elektra veikia, arba kokį jūs turite gražų elektros pakabuką. Visi daro. O ką tu žinai apie alternatyvų elektros šaltinių? Taip, tai dabar yra labai populiaru iš tikrųjų, nes visi žmonės grįžta prie alternatyvių arba senųjų, sakykime, gal net elektros šaltinių. Anksčiau elektrą gamino vėjas, vanduo gamino, saulė dabar jau pradeda gaminti, čia jau naujas, sakykime, toks dalykas. Žmonės sugeba energiją išgauti iš saulės spindulių, tai tas yra labai svarbu, nes tada tai atsinaujinantis šaltinis ir jisai leidžia iš tikrųjų neįkvoti žemės resursų, o gauti elektros energiją. Ir net mūsų bibliotekoje stogė yra... Ant stogo, taip yra šita elektros saulės baterija ir mes dalį savo elektros energijos, kurią ir dabar naudojame, iš tikrųjų gauname iš ten. Man atrodo, čia bent 50%. Bent 50%. Ne, man atrodo mažiau. Mažiau? Nu gal 20. Gal. Gerai, tai tada judame toliau. Jungiau šitą kamerą, kaip ir primenu, kad jūs turite paimti bateriją, į jūs šitą turi būti prijungtas veikiantis ledas, į jūs turi žiūrėti pliusu pažymėtą baterijos pusę ir ant ten uždedame plastikiuką, kurį ką tik išsikirpom. Taip, parodau, štai taip. Ir laikom, pasiemam tada lipnią juostą. Aš galiu tau padėti. Gali padėti. Pavyzdžiui, man nedidelį gabalėlį reikėtų atpjauti, atkirpti. Arba vienas laiko, kitas vynioja. Mums reikia apvynioti aplink bateriją lipnią juostą. Padėti vienas kitam padėti, taip.
Man atrodo Va, viskas. žiūrėk, Taip. apvyniojam. O štai Tvirtai taip. laikosi. Ir būtinai reikia palikti šitie. Neapvyniokite Duok. kojų. Duok, padėsiu. Taip. Taip. Galima padaryti taip. Vienas laiko, kitas vynioja. Ir- Tada galima paimti draugui atkirpti. Pavyzdžiui, manau, kad užtektų kokių 5 cm juostelės. O tokios, žiūrėkit, neilgos. Ir sakau, Lena, gal to pavyks ir pačiai? Pabandysiu. Pabandysiu. Taip. Svarbiausia, kad mūsų šitą turėtų, tos kojytės būtų neapvyniotos, ar ne? Turėtų matytis tokie ragiukai. Iš kitos pusės, ledas turėtų vis dar šviesti. Taip. O kam šitas mažas stačiakampis? Stačiakampis yra tam, kad vėliau mes galėtumėm padaryti čia mygtuką. Čia viena iš mūsų mygtuko dalių yra. Tada mums bus patogiau kišti tą mygtuką. Taip? Taip, patogiau bus. Taip, pabandome pasižiūrėti, ką mes čia turim, kaip tai turėtų atrodyti. Taip, uždėjom, ar ne, uždėjome plastikiuką ir tada jį apvyniojame. Visi krapščiai dirba. Kruopščiai dirba. Taip, turi mums gautis va toksai va apvyniotas ledukas. Tikiu, kad tai yra sunki užduotis kai kuriems, bet mes čia visi bandome įgauti vis kažkokių tai žinių, kaip apvynioti izoliaciją, pavyzdžiui, kaip padaryti kitą kažkokį tai darbą. Taip, kad reikia kantrybės visą laiką tokiem krapštiems darbam, reikia kantrybės. Bet kai primenu, kai jūs baigėte darbelį šitą vat padaryti, vieną iš šių žingsnių, tai atsiprašau, tai vis dar turi ledas šviesti ir jisai turi būti apvyniotas štai šitą lipnią juostą. Tikiuosi, kad gaunasi. Ar spėjat visi? Jei nespėjat, pakelkit rankelę, kažkokį tai duokit mums ženklą, kad reikėtų šiek tiek lėčiau. Tos nuotolinės edukacijos yra tikras iššūkis, nes tik tai jeigu jūs mums sakote, kad mes nespėjam, mums reikia pagalbos, mes tik tada galime suprasti. Nes jūs esate toli, kai kurie neįsijungia kamerų, tai mums gan sunku yra susižiūrėti, kas tenai pas jūs vyksta ir ar viskas yra tvarkoje. Ir mes negirdime, todėl prašome, kad bibliotekininkai mums rašytų. Taip, į pokalbių lanką parašytų kažkas, ar viskas ten tvarkoje. Gerai, tai ką? Galim judėti toliau? Manau, kad galim, po truputį. Gerai, po truputėlį. Tai yra, turim dar gabalėlį, ar ne, tos peršviečiamos į plėvelės. Ir ką mums reikės padaryti? Ar atsimena, žaisdavo tokį žaidimą, kai padedi ant popieriaus lapo savo ranką ir ją apvedžioji flomasteriu. Ir po to dar galima pridėti kažkokią arba uodegą, arba dar kažką kliūvą ir bus, arba paukštelį. Snapą kažkokį tai padaryti ir panašiai. Tai žiūrėkit, mums šiandieną reikės apibrėžinėti ne visą ranką, o vieną jūsų pirštą. Išsirenkat pirštą, manau, kad tiks ir jūsų šitas, rodomasis pirštas, ar ne? Uždedat jį ant plastiko, pasidedat ant stalo ir apvedat. Galit ne visą pirštą, tuoj. Rodyti taip, pažiūrim. kaip atrodo. Padedam plastiką, tuoj, kuris čia yra. O čia. Taip pat stengiamės prie krašto, taip. Taip, prie krašto. Aš galiu paprašyti, pavyzdžiui, galima paprašyti, kad kas nors kitas apvestų. Pavyzdžiui, aš uždėjau, o Lena apibrėš. Stengtis rašyti ant plastiko, o ne ant stalo. Ne ant stalo rašyti. Nes markeris permanentinis ir taip, sunku. Žiūrėkit, va, gavosi toks dalykas. Aha. Taip. Jūsų greičiausiai dar nėra tokie dideli pirštai kaip mano, tai bus mažesni, bet ir tai tiks. Bet po to, jeigu ką, mes galim apkirpti Taip, truputį. galima visą laiką patobulinti. Tai turim tokį. Palauk, tada, ir aš noriu. Ir Olena tada. Padaryti bandyklę. Man irgi apibrėžtau. Dabar pabandyk. Palauk, tokio ilgo nereikia, žinok. Palauk, pažiūrim, kaip čia yra. Gali užtekti, man atrodo, ir pusės piršto. Turėsi juodą pirštą, man atrodo. Nieko. Nieko tokio. Štai. Ir tu. O. Ačiū tau.
turim 2 tokius pasidarę, ne? Ir tada šitą pirštą, kurį išsikirpom, tiksliau apsibrėžiam, jį išsikerpam. Padarykit, taupykit vietą taip, kad visiems užtektų, gerai? Tavo žirklės pas mane, Taip, prašom. žirklės ir dar nepamirškite uždengti markerį. Kamštelį, taip, uždėti. Uždėti, va. Nes be kamštelio markeris labai greitai išdžiūs. Nedarykite to piršto labai plataus, kad jisai būtų nestoresnis negu kad baterija pati, gerai, neplatesnis. Aš jau padariau. Kaip tau sekasi, Donatai? Aš dar šiek tiek dailinu ir apibrėšiu, parodom skaidrės, gerai? Tai mūsų štai toks dalykas. Turim išsikirpti štai tokį dalykėlį. Taip, yra. Na, aš apibrėžiau, kad parodyti visiems, mat, toksai va turi gautis. Taip, taip. Ir jisai, kaip ir minėjau, turėtų būti siauresnis negu kad baterija. Va, čia galima man dar būtų dar labiau susiaurinti, aš manau. Ir man atrodo, kad... Nu, tai jeigu jisai sunkiai lys, tai tada mes susiaurinsim, gerai? Aš pabandysiu. Vis tiek reikia apkirpti. Na, visi sekasi, visiems spėjat. Tai tokį pirkščiuką reikia pasidaryti. Taip, dalinamės medžiagom, tai šitą patys išsikirpo, tai tada duodat kitam išsikirpti. Mūsų ledukai vis dar turėtų šviesti, ar ne? Taip. Tai mes čia darome jungiklį, šitas pirštukas bus mūsų jungiklio šita dalis. Simboliškai jisai ir pikšti jungs ir išjungs, jungs ir išjungs. Gal galim pabandyti? Galim pabandyti. Ar palauksim vaikus? Kaip tu manai? Tai galim šiek tiek ir palaukti. Mums nerašo niekas, kad nespėja, o gal tiek nespėja, kad nėra net laiko parašyti. Gali ir tai būti. Bet man atrodo, turėtų viskas puikiai čia klostytis visiems. Aha, šviečia vis dar ledukai, pirščiukai kerpasi. Ačiū labai nuoširdus, ačiū visoms bibliotekininkėms ir bibliotekininkams ir mokytojams ir atlydėjusiems tėveliams, kurie padedat moksleiviams atlikti šitą užduotį, jeigu jiems reikia pagalbos. Mes tikrai esame už tai labai dėkingi. Įsivaizduojame, kad tai yra daug darbo, daug pastangų, bet manau, kad rezultatas bus tinkamas vaikams ir patinkamas. Taip? Ir aš taip manau. Nes kažkurie vaikai jau neturi pamokas, taip? Ja, kai kas jau baigia pamokas, nu čia gal ne pamoka, čia kažkoks darbeliai. Tai taip, ir gali ateiti į biblioteką savo ir kažką ne tik skaityti knygas, ar ir kurti. Tai dar kartą didelis dėkui tiems, kurie atėjot ir tiems, kurie padedat atėjusiems. Taip. Manau, galim. Galime tada judėti turbūt toliau. Turim jungiklį. Taip, tai dabar turime mūsų šitą bateriją, ar ne, turi būti taip, tarkim, pasidarykim taip. Turi mus žiūrėti ta pusė baterijos, ant kurios užrašyta A raidė. Taip, ir mes tarp A raidės, tarp pliuso pažymėtos baterijos pusės ir diodo įkišame šitą pirštuką. Čiukšt. Ir jisai įkišus turėtų išsijungti. Tai mes padarėm taip paprastą jungiklį. Va, išjungiam, įjungiam. Išjungiam. Noriu pabandyti. Tarp kojos ir tarp kojelės, ilgesnės kojelės ir A pliusinės. Parodome jums
kaip tai turėtų atrodyti nuotraukoje. Na va, štai tokiu būdu. Taip pat ten parodyta, kad reikia įkišti. Taip. Jisai ką padaro, tai jisai kaip jungiklis veikia. Jisai atitraukia koją, mūsų šitą ledo koją nuo baterijos. Taip. Kai kuriems gali būti, kad pasidarys taip, kad jisai galės junginėtis jau pats ledukas. Jeigu taip, jeigu netelpa, jeigu jį ten reikia grūsti, tai tada pasiaurinat. Nukirpkit iš vieno krašto šiek tiek ir iš kito krašto kažkiek ir tada gausis, kas veiks. Jeigu ištraukus juostelę nustoja veikti jūsų vis dar nedega, jūsų šitas šviesos diodas, tai pabandykite suspausti baterijas ir tada jis šitą vėl pradės veikti. Jeigu tik galit, padarykite vėliau mums nuotraukų ir parodykite, kaip čia vyko pas jūs procesas. Va, kažkas rodo šauniai. Ar veikia? Taip, matau, kad lyg ir veikia visiems, ar ne? Tai mes padarėme ką? Mes turime elektros grandinės elementus. Šviesos diodą. Bateriją. Turime taip, elektros šaltinį, bateriją ir turime jungiklį. Tai tais jungiklis, ką jis ir padarė, atjungė laidą, o tiksliau šviesos diodo koją nuo baterijos ir todėl jisai nebešviečia. Taip. Šviečia. Šviečia. Nešviečia. Ir nešviečia. Ir šviečia. Ir nešviečia. Šviečia. Jeigu, sakau, jeigu jisai nustoja šviesti net ir ištraukus tą pirštelį, tai jisai reikia jį tiesiog paspausti. Ir žiūrėkit, ir tada kas gaunasi. Gaunasi toksai jau nebe jungiklis, o mygtukas. Kai nuspaudi dega, nenuspaudi nedega. Galima ir be jungiklį, bet tada mūsų diodas, mūsų šviečiantis talismanas ne taip ir ilgai švies. Na, jisai švies tol, kol turės energijos bateriją. Taip. Nu, tada galite, jeigu kas nors labai esate žingeidus, pabandyti palikti ir pažiūrėti, kiek ilgai viena baterija gali išmaitinti šitą šviesos diodą. Tai reiškia, kiek ilgai gali šviesti. Aš esu kartą palikęs vieną tokį diodą su kitokiom šiek tiek baterijom ir jisai švietė 2 savaitės, man atrodo. Tai pakankamai ilgai. Taip, jūs taip pat galite padaryti dar vieną tokį eksperimentą. Taip. Jeigu kažkas jums nepavyksta, rašykite į pokalbių langą, mes tikrai pasistengsime pabandyti jums padėti. Gerai, man atrodo, čia tas sujungiklis jau galėjo įvykti, ar ne? Jeigu ką, šitą bandysite vienas kitam pagelbėkite, nes tam ir esate draugai. O ką toliau darysim? O toliau darysim talismano laikiklį. Tai darysime, mums reikėtų dabar tada pasiruošti pūdgumę. Tai pūdgumės gabalėlį. Vat mes turim 2 gabalėlius. 2 gabalėlius turim. Kokia spalva tau tinka? Aš visą laiką, man patinka mėlyna. Prašau, aš tada. Mėlyna. Tai turi turėti po tokį stačiakampį gabalėlį. Ir mums reikėtų kiekvienam iš kampų pažymėti po vieną tašką. Po vieną tašką, taip. Tai svarbiausia, kad tas taškas būtų atitolęs nuo kraštinių po 1, tarkim, centimetrą. Taip, tai imam žirklės, imam liniuotę ir pamatuojam, kad tas taškas būtų, kad turim 4 taškus 4 kampuose, bet kamera turėtų rodyti, kaip mes šitą tai darom. Tai va, žiūrėkit. Kur mano pieštukas? Taip. Tai ką mes darom? Tai tada pasidedam liniuotę ir atsimatuojam, ar ne? Nuo 0,1 cm. Nuo 0,1 cm. Vienam kampe padėjau tašką. Ir kitam. Irgi 1 cm. Gera mintis su markeriu. Galima tada matytųsi. Ir jisai nuo visų kraštinių tas taškas turi bent po centimetrą būti nutolęs. Taip, dedam dar vieną tašką ir dar vieną tašką. Taip. 4 taškas dabar yra. Taip, 4 taškus esame padėję. Štai taip turi atrodyti. Bet mums dar vieną tašką reikia. Tai dar neskubėkim, lai visi padeda 4 taškus, gerai? Gerai. Kokie pūdgumės gabalėlio išmatavimai? Tai jie yra
5 cm kažkur turėtų būti ir 7,5 arba bent jau 7. Tai va tokio gabalėlio putgamės reikėtų. Maža. Taip. Užrašysiu. Kad nepamirštų, taip. Gal kažkas tiesiog darosi, žinok, patys. Nu taip, Tai jeigu todėl- yra didelis Oi. lapas, putgumio Nu, taip. lapas, galima Aš čia pažiūrėsiu. pačiam atmatuoti. Kiek ten? 5 5 cm. ir 7. Taip. 7. Štai parodom. Čia kaip užuomina. Va. Ilgoji kraštinės, 7 cm turėtų būti, o trumpoji 5 cm. O, žiūrėk, jau kažkas suko daro. Iš galvos suko savo Čia pasidaręs. kažkoks maginis ritualas. Magiškas Magiškas. ritualas, taip. Taip. Ir Tai dar- primenu, reikia padaryti 4 taškus kiekviename iš putgumės stačiakampio kampų. Matote, kaip tai padaryta. Štai va taip. Va. Padaryta. Ar pažiūrit visi į ekraną, kaip tai atrodo? Padarykime, mes parodykime ir ekrane skaidrėse. Nu, va, štai toksai. Va. Pažymime 4 taškus. Pažymim putgumėse. 4 taškus, taip. Kampuose mes jau turime. Bet mums reikia dar ir 5 taško. Tai 5 taškas padaromas tokiu būdu. Paimkit, sulenkite savo putgumę per pusę. Štai taip. Sulenkėme per pusę, ar ne? Va, jinai per pusę sulenkta yra. Ir pasiėmė markerį, toj pusėje, kur yra sulenkimas, ar ne? Aha. Ir ten, kur mes jau matom šitie. Galima ir tenai, kur matom. Arba iš Kitos pusės. Ir per vidurį pasižymime taškiuką. Va, štai tai bus. Tai įsivaizduokit, va. Perlenkiam per pusę, ar ne, ir pažymim. Pažymim. Pažymim taškelį kažkur tai per vidurį. Pabandom su šituo. Štai taip. Dar kartą rodom. Perlenkiam, ar ne? Ir tada pažymime ant kraštinės, sulenkimo kraštinės, pažymime dar vieną tašką. Atlenkiam, gaunasi 5 taškai. 5 taškai. O, Tai tie, kurie dabar jau padarėte tuos 5 taškus, galite pramušti skylės. Tai yra, tam mes naudosime štai tokį skylamušį. Tai vienos skylės skylamušis, reikės pramušti 5 skylės. Ir kadangi mes turim jį vieną, tai mes juo ir pasinaudosim, ar ne? Tai tie, kurie jau padarėte, imkit ir darykite skylės. Kaip tai daroma? Skylamušas įkišamas tarp dantuko ir apatinės šitos. Dantis turi būti iš viršaus ir turi dantis būti virš skylutės. ir spaudžiam. Suspaudžiam, ištraukiam, žiūrėkit, turim skylę vieną, ane? Tada įkišam vėlgi tarp liežuvėlio virš dantuko. Darom. Matosi taip. Dar čia galiu prieiti. Taip, liežuvėlis įkišamas štai taip. Virš dantukas virš skylutė, virš taškelio pažymėto ir spaudžiam. Kaip padaryti vidurinį, Olena? Reikia truputį sulankstyti šitą Putgumę. putgumę. Pabandom. Galima. Vienas iš būdų yra toksai. Sulenkėte, įkišėte virš pusę kampo ir va taip padarot. Bus toksai. Arba būdas yra, tu tada rodi Aš gerai. noriu. Nes mes turim tik vieną skylamušį ir jūs taip pat galite dalintis. Negalite, o turi dalintis. Turite. Taip. Tada žiūrėk, Donatė, ar teisingai aš kišau. Va taip. Taip. Dantukas virš virš taškelio pažymėto ir Ir- spaudžia. Pokšt. Vienas. Anksčiau tokiais skylamušiais žymėdavo bilietus. Vadindavosi komposteris. Komposteris. Prisimenu. Taip, 3, 4. O Ir dabar aš pabandysiu kito būdu. vidurinė.
Aš va taip įkišiu, bet truputį neužteks. Neužteks, tai tada šiek tiek paspaudžiam giliau. O taip padarysiu, matosi ar ne. Ir Jeigu netyčia ten toli tokia kaip maža banga, bet nieko tokio. Va čia. Ir jeigu net ir iš tikrųjų visai iki galo tenai neprikišit, tai galite ir nesistengti ten super, kad per vidurį būtų. Ne? Ir man pavyko. Taip, tai jeigu bus, pavyzdžiui, čia yra mano vidurys pažymėtas, ar ne, o man prieina šitą tik tai tiek kažkur, tai ar ne visai pilnai prieina. Nu tai darau skylę, nu tai bus šiandien biškelį šonė, nieko čia baisaus tokio nenutiks. Tai ką, visi po truputėlį darome, tai reikia ką padaryti, tai va tokius va turi būti su 5 skylutėm, jau mūsų putgumės gabalėlis su 5 skylutėm, ar ne? Ir galim pažiūrėti, kaip atrodo mūsų skaidrė. Skaidrė. Taip, tai mes tada padarome skylamušių 5 skylės. Tokia skylė. Žinai, Donatai, aš prisiminau, kad vaikystėje, kada buvau prie jūrą, ieškau visada akmuo su skylė. Ir po to mes va taip darėme. Per skylę žiūrime į saulę ir reikia buvo svajonės. Sugalvoti svajonės ir tada būtinai išpildys. Išsipildys. Su skylė, matai? Gerai. Akmuo su skylė pildo svajonės. Įdomu, ar yra gintaras akmuo su skylė? Aš nebejoju, kad yra. Bent jau gintaro muziejuje, tenai, kur yra tiek daug gintarų padėta, tai tikrai turėtų su skylė turėti. Taip. Ten gražas rūmus toks. Ir daug gintaro. Mes jau artėjom po truputėlį link pabaigos, nes dabar mūsų paskutinis etapas iš tikrųjų bus, tai reikės verti siūlą arba virvelę verti. Bet pirmiausia, mums reikia sugalvoti, ar čia bus pakabukas, raktų pakabukas, ar jūs norite pakabinti ant kaklą. Priklausomai nuo to, mes galim nukirpti tinkamą ilgį. Tinkamo ilgio, taip turėtų būti tas. Mes turim vieną rutulį ir mes dalinsimės. Taip, ir jūs taip pat turite kiekvienam. Čia tiems pasiūlymas dar tiems, kurie šitą šiek tiek greičiau darot, pavyzdžiui, negu kad kiti, tai galite šitą putgumę ją irgi dekoruoti. Jūs galite paimti ir ją išpaišyti, pavyzdžiui, įvairiais ornamentais. Galbūt runomis, kurios bus kaip talismanai kažkokios stebuklingos, ar ne? Davai ir mes. Gerai, pabandykime ir mes. Pabandykime. Taip. Mano, pavyzdžiui, bus apskritimai įvairiausi. Kaip saulė. Tada dar eglutės bus visokios. Jungsim, pavyzdžiui, šitą ką. Va. Tai galite visokius su markeriu ar su kažko tai kitokiu dalyku prisipaišyti visokiausių ornamentų. Va, žiūrėkit, mano po truputėlį va toksai va gimsta. Tai jūs irgi galite taip panašiai daryti. Aš bangas. Galite užsirašyti savo vardą, pavyzdžiui, arba jeigu žinote kokį nors burtažodį, galite šitą rašyti. Nes čiagi mes darome elektrinį amuletą, ar ne? Taip. Gyvačių galima pripiešti, nes manau, kad taškelius. Gali būti kažkokie tai trikampėliai, pavyzdžiui, gali būti stačiakampėliai ir panašus dalykai. Nes dabar jisai nėra dekoruotas, jisai bus tik tam tikros spalvos, ar ne? Pavyzdžiui, mano gavosi štai toksai. O tavo koks gavosi? Labai gražu gavosi, o mano toks. Puiku. Nu gerai. Tvarka. Tai dabar didysis mūsų sprendimas yra paimti ir nuspręsti, kokio ilgio mums reikės virvelės. Taip, tai virvelės. Tai jeigu žadate daryti pakabinamą prie amuletą, pakabinamą prie kuprinės, taip, nežinau, man atrodo, žiūrėkit, geriausia būtų apskritai visą laiką imti didelį, o po to susitrumpinti, jeigu jums reikės, gerai. Tai visi pasiėmam, užsidedam, pasižiūrim, kad mums tas amuletas
daugmaž šniurelis būtų tokio ilgio, kad jisai apimtų kaklą ir kabėtų kažkur tai ties krūtinės viduriu. Ir dar mums reikia truputį palikti į vietą, kad užsirišti. Užsirišti. Nu tai tada šiek tiek ilgesnį tokį. Ir vis tiek nedarykite per ilgą, nes mums reikia padalinti su Ja, reikia su visais pasidalinti. Na va, man gausiu čia beveik turbūt koks metras. Oho. Aš noriu. Tai kiekvienas turite atsikirpti savo po va tokį va gabalėlį. Aš padarysiu pakabuką, man reikia trumpesnį. Tau trumpesnio reikia. Bet sakau, geriau daryti ilgesnį, o po to nukirpti, ko nereikia, negu kad... Va, galiu taip pamatuoti, kaip mano ranka. Gerai. Nu va, visi matau, kad tenai bandosi, kokio jiems ilgio reikės. Nepergyvenkite, jeigu ką, tai šitą matysit, kad bus per trumpas, tai galėsite visą laiką šitą naują įsivertinti. Nėra tokių dalykų, kurie nėra pataisomi, ar ne? Taip, visą laiką galima viską pataisyti, pagerinti ir patobulinti. Gerai, tai tada įjungiu skaidrės ir mes parodysim, kaip turėtų prasiverti šitą pro putgumę. Taip, turim putgumės gabalėlį, atsipjovėm šitą, turim putgumės gabalėlį. Turim virvelę. Taip, ir tada pradžiai turi būti į vieną kraštinę skylutę, įsiveria taip siūlas ir jisai šitą vėliau iš apačios veriam ir tada perkeliam perveriam šitą į kitą skylutę. Tai pradžiai pradedame nuo šios skylutės, ar ne? Nuo kraštinės ir į priešingą pusę, kaip adatą siūtumėm. O, tai įkeitęs jau. Taip. Ir ką mes gavom? Va, gavosi štai taip, ar ne? Va taip. Tada imam kitą. Likusi ilgai siūlą, ar ne? Ir taipogi įveriame į šalia esančią skylutę. Va taip. Ir praveriam po to į priešais esančią skylutę. Tai vat gaunasi, mums turėtų būti gautis va štai toks dalykas. Va toks dalykas. Aha, tuoj parodysiu skaidrės, kad jūs matytumėt, ar ne? Tik tai šitie aš padariau neteisingai padariau, nes mano gausis čia išorė. Tai man reikia, kadangi nori gražiąją pusę, tai gražiąją pusę laikau viršuje, kišu pradžiai vieną, kaip ir dar kartą parodau, ar ne, virvelės kampą. Jeigu nepavyksta, galite paseilyti ją ir tada taip. Turi būti juostelės pagal ilgąją kraštinę. Taip, ir to geroji pusė. Na, žiūrim. Va, štai gaunasi, štai taip. Geroji pusė ir du tokie tilteliai. Iš vienos pusės kilputė yra, ar ne? O kitoj pusėje yra du šniureliai likę. Parodau skaidrės. Taip, pravėrėme vieną. Po to kitą. Tai štai taip gaunasi, ar ne? Po to imame šitą virvutės galą ir praveriam vėlgi. Taip, iš vienos skylutės į kitą. Štai gaunasi. Vienoje pusėje du šniureliai tokie lieka, o kitoje pusėje kilputė. Taip. Mano buvo trumpa. Trumpa? Virvelė ir aš turiu mažą. Ne, tai tu parodai, tavo labai geras pavyzdys yra, ne? Bet dar būt šitie. Yra du šniūro galiukai, šniūrelio galiukai šitie. Vienas ar kitas, iš vienos pusės, žiūrėkite. O čia iš kitos pusės tokia kilputė turi gautis. Ir praeina mūsų siūlas viršumi gražiosios pusės. Ten, kur mes piešime savo. Kur piešim. Taip, piešinį. Gerai, pakartojam dar kartą? Davai. Pakartojam, gerai. Jeigu jums tai šitą išsipynę siūlo šitą gabalėlis, va toksai apšpūrijas yra, ar ne, jau, ir jį sunku prakišti, tai nukirpkite nedidelį gabalėlį ir vėl visai bus kaip naujas ir galima bus šitą prakišti. Turime į viršų žiūri mūsų gražioji pusė, ar ne? Iš apačios susirandame skylutę ir pro ją praveriam į viršų, taip? Va. Taip. Aišku, nelabai matosi, nes šiandien turbūt, va, tavo geriau, taip. Ir tada keliauja į priešais esantį. Gerai, štai. Mes pabaigsim su Olena ir tada rodysim jau kitą. Ir vėlgi šitą pusę
padarom taip pat, ar ne? Iš vieną pusę iš apačios įkišam, iš viršaus štai. O, gerai. Kas tada vyksta? Ogi vyksta paprastas dalykas. Mums reikia mūsų apvyniotas. Taip. O, ne, dar mums reikia paimti ir surišti mazgelį, ar ne? Kur turime mes 2 savo galiukus, ar ne? Palaidus galiukus, tai reikėtų surišti mazgelį. Jeigu mokat mazgelius rišti, tai galima arba tokį mazgelį surišti, ar ne? Mazgą, kad susirištų. Kaip rišime batus, ne? Arba galim va taip padaryti, žiūrėkite, sudėti 2 galus, taip, padaryti va tokią kaip skylę arba kilpą. Taip, Donatai, teisingai aš sakiau. Taip. Ir tada iš priešingos pusės šitie galas reikia įkišti į mūsų skylę. Va taip, kaip gyvatė tokia. Va tokia ir tada galim patraukti. Taip. Gerai. Čia gali būti sunki užduotis, bet jūs galite namuose daryti dar kartą, kartoti ir būtinai jums pavyks. Ir man atrodo, bus kas jums padeda. Gerai, tai pabandom dar kartą, jeigu tu palaikysi, aš irgi pabandysiu padaryti. Gerai? Laikysiu. Čia tokį foną. Taip. Turim taip, 2 galiukus, ar ne? Padarom kilpelę, va tokią, ar ne? O štai taip neatrodo. Ir tada pro ją prakišame kitą pusę 2 galiukus. Ir gaunasi va toksai va dalykas. Ir tada užtraukim. Taip, pavyko. Aš dar noriu pabandyti. Taip. Na, gerai. Tai man atrodo, mes turime jau užpintą, ar ne, mazgą. Žiūrėk, tiek šitą einam tada prie kito žingsnio ir mes galėsime po to dar kartą parodyti tiems, kurie galbūt nespėja, ar ne? Taip. Gerai, ką mes toliau darom? Mums reikia diodas apvyniotas mūsų. Taip. Su jungikliu. Taip. Diodą, taip, dedame. Imame diodą šviečiantį, ar ne? Ir kišame į centrinę skylę. Taip. Vat mūsų iš tos blogosios pusės. Iš blogos pusės. Taip, Ir įdedam. tada sulenkime. Sulenkiam. Per pusę. Žiūrėkite, va čia mūsų jungiklis, taip. Šitos pusės mes po to galim. Tas kilpeles mes paimam, taip. Paimam ir nuimam, ar ne? Taip. Nuimam. Į šoną kilpeles. Ir užtraukiam. Ir užtraukiam. Taip. Traukiam. Va. Toksai gaunasi. Ir jeigu viskas pasiseka, tada galima paimti ir pasižiūrėti, ar veikia jūsų jungiklis. O, mano veikia. Mano veikia. Taip, tik neužmirštam, kur jie po to įdėti. Gerai. Tavo veikia. Taip. Toj. Veikia. Ir gražu atrodo. Gražiai atrodo. Gražiai. Matau, kad visi susikaupia, kažką tai krapšto ten daro, šaunuoliai. Labai gerai, čia atsakingas momentas yra. Taigi. Pakartosim dar kartą, ar ne? Žiūrėk, paimam, galbūt pasitiesim taip, apsitvarkysim, kad čia viskas mažiau būtų visko, ar ne? Galbūt įjungiam, pažiūrim kamerą iš viršaus, ar mums padės jinai kažkiek. Ne, labai maža, žinok, yra jinai. Reikėtų arčiau kažkaip tai. Gerai. Tai ką, mes turime gerąją savo pusę ir blogąją pusę, ar ne? Geroji pusė ta, kur pas mus yra tie juostelės praeina, ar ne? Šniuriukas. Imam diodą ir įdedam jį į vidurį. Taip. Tada suglaudžiam pokštą. Pasižiūrim, suimam rankomis, pasižiūrim, kaip čia viskas vyksta. Štai. Ir pabandau nutaikyti, kur čia būtų, kad mes matytųsi geriau. Ir tada patraukiam už šniurelių, ar ne? Ir štai, nes turėtų užsifiksuoti ir štaip gautis tokia netgi kišenėlė, ar ne? Kišenėlė su diodu. Taip. Su talismanu. Su talismanu. Šviečiantis talismanas.
Taip, ir jeigu viskas pavyksta, tada net ir man turėtų tilpti ant galvos. Ir aš tokį pasidaryti. Šviečiančią nosį. Arba šviečiančią akį. Šviečiančią akį. Aha, ačiū visiems padedantiems, kurie esate arti vaikų ir padedat jiems. Labai smagu, kad pavyksta, atrodo, lyg ir viskas. Aš matai pasidariau tokį, kuris man Sunkiau sunkiau matosi. Galiu aš tavo panaudoti žalią? Bet aš turiu gali. Bet bus čia man. trumpa vervelė. Nieko tokio, neužsidės manai. Manau, kad ne. Neužsidės. Tai jeigu trumpa virvelė jūsų, tai jūs galite lygiai tą patį padaryti. Kilpą padarom, o štai jinai kilpa yra, ar ne? Štai taip. Žinau, kad jas nėra lengvas dalykas ties šitie. Bet jums būtinai pavyks. Tai mazgelį. Pro tą kilpelę prakišam savo 2 galiukus virvelės, ar ne? Ir patempiam. Tokie yra labai naudingi mazgai. Tai visai siūlyčiau jums išmokti tokius mazgus užsirišti. Ne kartą pravers. Taip. Jau, matau, jau džiaugiasi, žmonės vaikšto. Siūlau, jeigu yra galimybė, po to išsijungti šviesą ir pabandyti pasižiūrėti, kaip tamsoje visą tai šviečia. Jisai, pavyzdžiui, labai geras pravartus talismanas, jisai net ir praktiškas yra. Pavyzdžiui, jeigu paėmat ir ateinat namo tamsią naktį ir pas jūs nežinot, kaip pataikyti į rakto skylutę. Ištraukėt, pasišviečiat, įkišat ir užrakinat. Arba galite jį visą laiką nešioti su savimi ir tai būtų kaip tam tikras, gražus, kaip tam tikras jūs praktiškas dalykas, kuris galėtų jūs išgelbėti, pavyzdžiui, kai reikia šviesos, ar ne? Nu taip. Tai mes turime tokį dalyką. Šiandieną panaudojame energijos šaltinį, ar ne? Bateriją tam tikrą. Tada panaudojame ką dar? Diodą. Šviesos diodą, taip vadinama, lemputę tokią. Tada ir tiek. Ir iš to pasidarėme šviečiantį talismaną. Dar pūdgumį naudojame. Pūdgumį naudojame. Virvelę, taip. Tokius paprastus dalykus, o gavosi mums štai toksai pakabukas, šviečiantis pakabukas, kuris gali įsijungti ir išsijungti. Nes tas pirštelis mums kaip tik ir yra. Taip, jungiklis. Priminsiu, kad galite po to gražiai išsidekoruoti savo talismano išorę ir bus taip gražu kaip porceliana. Taip. Parodysiu. Va čia. Tenai, šitą kamerą. Tai galėsite užsirašyti kažkokį stebuklingą žodį ar kažką tai panašaus. Prašom padaryti nuotraukas, kokie jums gausi tie darbelius. Mums bus malonu pažiūrėti. Ir taipogi neužmirškite užpildyti dalyvių anketų, mums labai įdomu bus sužinoti, kiek tų vaikų dalyvavo ir jeigu tik tai turėsite kokią nors galimybę mums parašyti apie tai, kas galbūt patiko, kas nepatiko, kas pasisekė, kas nepasisekė, galbūt duoti mums kokį nors patarimą, kaip padaryti geriau, tai mes visą laiką tokių dalykų laukiame ir stengiamės juos atsižvelgti. Taip, ir nuotraukas prašom siųsti mūsų Egliai. Taip, tai jūsų kuratoriai, bibliotekininkai tikrai turi žinoti jos adresą ir jį atsiųsti. Ką mes palinkėjome vaikams? Šį kartą ką mes linkime vaikams? Šviesą turėti viduje, Taip. džiaugtis gyvenimu visada ir tegu šitą šviesą vidurinę apšvies jūsų ir visada duoda gerą nuotaiką. Lai duoda gerą nuotaiką, kad visą laiką jūs lydėtų šviesa, kad talismanai neštų jums visą laiką šitą sėkmę, kuo didžiausia, o atskiras labai didelis padėkojimas yra bibliotekininkams, kurie padėjo mums šiandieną suorganizuoti šitą transliaciją. Labai tikimės, kad jums patiko, jei patiko, tai galite mums pamojuoti ir pasakyti, kad jeigu patinka, pamojuokit, parodykit mums savo pasidarytus talismanus ir
užburkit juos, užburkit šitą sugalvoję norą. Ačiū Kačerginės bibliotekai, Pasvalio bibliotekai, ačiū jums visiems labai, kurie prisijungėt, kuriems pavyko padaryti, kurie dabar tūsinasi tenai. Tikimės, kad vasara bus jums super smagi, kad galėsite daug pasimaudyti ir kad bus galimybių panaudoti talismaną. Taip. Taip, pagal jo pagrindinę paskirtį, tai yra šviečiantis talismanas. Ačiū. Sako, kad buvo sunkoka, bet labai įdomu, bet taip, ne viskas gyvenime yra lengva, bet dažniausiai kas nelabai yra lengva, tai yra ir įdomu. Taip. Tai ačiū jums labai, susitiksime čia Vilniuje, o gal kažkur tai Lietuvoje. Taigi, Galbūt. geros visiems vasaros ir mokslo metų pabaigos. Taip, iki. Ačiū. Iki kitą kartą. Ačiū, kad prisijungėt. Ačiū visiems.